Va šitą šaldanuoja. Rinkta buvo prieš 2 dienas. O braškės rugsėjo 1 pasitinka prinokusios. Nu, tiesiog stebina jos mane. Važiuok, daug kokį matai. Nu, prinokusios. Jau šį savaitgalį būtinai reikia pasodinti. Nes jau čia labai reikia šienauti ir pakloti šiaudus tarpuvagėse. Kad jau čia kitais metais nebūtų vargo vakarienė. Žodžiu, kaip visada darbo daug. Vienoj pusėje mėnulis. Kitoj pusėje saulytė. Verdi. Matosi. Gerai. Imsim kirpti verdi. Žodžiu, girdit, koldūnas sveikinasi. Nežinau, ar esu minėjusi, jog mūsų gaidžio vardas yra koldūnas. Kai jau praeitį dar miegojo turbūt. Žodžiu. Šiandien yra rugsėjo 2. Ir man toks jausmas, kad gamta pasižiūrėjo į kalendorių ir nusprendė, kad jau ruduo ir reikia atšalti. Nes žiūri šalta. Aš kai esu mėgėję šilumos, tai man labai nefaina, kad jau rudenėlis atėjo. Ir labai tikiuosi, kad dar nebus šalnų ir nenušals mūsų avietės. Nes kažkaip būtų neteisinga, jeigu jau žiūri gamta į kalendorių ir nusprendžia orus būtent pagal kalendorių. Tai kodėl birželį buvo šalnos? Kadangi neturiu kom užrašyti, o tikrai pamiršiu, tai reikia įamžinti. Taip, pirma vaga nuo aviečių. Pradėjom rumbą. Nuo vidurio eina verdi. Rumba pasodinta rugpjūčio paskutinį savaitgalį, nesimenu kokios tai dienos. Verdi pasodinta rugsėjo 2. Tada va čia per vidurį pradėsiu nuo dachlį. Rugsėjo 2 iki vidurio ir nuo vidurio eis Allegro. Tikiuosi irgi rugsėjo 2. Ir paskutinė eilė visa Azija sodinta irgi kaip rumba. Paskutinė rugpjūčio savaitgalį, berods taip. Turbūt, jeigu mano atmintis nemeluoja. Ir reikia eiti jungti laistymą, nes matau, kad vysta, ką pasodinau ką tik. Būtų gerai, kad užtektų tik nušienauti. Bet kaip ir sakiau kažkuriam jau video, kad žolė lipa ant plėvelės ir reikia nuravėti va tą takutį tarp plėvelės ir žolės. Ir dar reikia visus ūsus nukirpti. Nes nušienauta viskas iš to. Dar vis tiek reikia visur eiti va. Visa žolė lieka pakrašty. O šita vaga buvo jau truputį praravėta, nes iš čia ėmė ūsus. Tai biškai gražiau atrodo. Dėl to iš karto dėsim šiaudus, kai tik tai jau bus sutvarkyta. Nu va, nušienauta, o kiti lieka toliau. Reikia grįžti prie savo darbo, eiti kirpti ūsus ir pabaigti sodinti. Tai liko man Allegro. Kur lapelis mūsų? Va. Įskaitoma nelabai. Allegro. Ok. Imsim Allegro. A jūs ką čia darot? Da nelaiks miegot? Tipo skanu, ne? Na ir kas čia pats geriausias? Kas Austėja pats geriausias? Ūkininkas.
Mama? Ūkininkas? Pasodintos braškytės visos. Pagaliau. Didelis darbas padarytas. Einam įjungsim laistymą. Nes kažko vysta. Lekiam. Ir dar reikia ten galėt dasodinti, ne? Pasimk savo grožį su uogytėm. Su uogytėm tą pasimk daigelį. Aha. Šitą? Taip, tą palik augti. Oi, šroviai! Oh no! Oh no! Pam, pam. Bum. Aug daigelį. Va. Einam įjungsim laistymą. Pum, 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 pum. Austėja, ir tave reikia palaistyt? Ekš. Jos šnekasi su manim gal? Truputį išsigandau. Bet labai įdomu. Joms. Ateikit. Pabendrausim. Pyksti? Nu, nepyk. Eikš. Ateik. Laukiam, kol pradžius rasa ir galėsim pradėti rinkti avietes. Lyg ir jau galima. Sausas jau. Tik tai žolytė šlapia šiek tiek apačioj, bet pačios uogos jau sausos. Jau galim pradėti rinkti, nes iš tikrųjų biškai čia daugokai yra. Nežinia, kaip čia bus, ar spėsim visas. Nors reikia, nes rinktos buvo paskutinį kartą trečiadienį. Tai yra prieš 4 dienas ir net ne visas nurinko iki galo tėvai. Nesakė, nesuspėja. Tai šiandien reikia taip jau atsakingai nuskinti visas. Tai tuoj startuosim. O, paukščiukas. Ragauja irgi avietės. Kukurūzus jau nuskynėm, kas buvo užsakyta. Tai irgi radom paragautų tokių kukurūziukų. Paukščiukai bando lesti. O, kiek čia daug. Žiūrėkit, laumžirgis. Gerai. Tai galim pradėti rinkti.